Kaip manot, kuom šitie žmonės susiję? Plika kakta? Nu, kad Mildažytė be plikos. Tarukas. Tarukas, ne. Kas tai? Geri oratoriai. Gali būti. Ne. Susiję savo charizmą? Jo. O kodėl, kaip, ta prasme, ar įvardint... Šiaip žinot, kas čia kur yra? Kokie čia žmonės, kas tam kampe su akinukais? Maldėts, studentai, puiku. Moteris, bedu turgus. Niekad nemačiau tas laidos, bet gera laida, ten šerima ir viskas gerai. Hitleris, viskas aišku, o apačioj kas? Jo, žinot, kas jisai toks? Už šiaudų teisės kovoja ir dėl to dabar turi lygias teisės ir panašiai ir labai didelį judėjimą padarė. Gal žinote kalbą I have a dream, labai gera kalba. YouTube prašykit, beveik labai daug repo, muzikos padaryta iš tos kalbos ir taip toliau. Tai va, jis buvo žiauriai geras oratorius ir tiesiog kalbėdavo ten milijardam žmonių ir užkurdavo jas labai stipriai. Ir visi tie žmonės yra susiję charizmą, tik skirtingais tipais. Hitleris turi autoriteto charizmą. Tai reiškia, kad jis galbūt nelabai tiktų sakyti kalėdinius pasveikinimus prie stalo, bet kai kažką jis pasakytų, žmonės klausytų, nes jis turi labai didelį autoritetą. Ir tas autoritetas tinka, kai prie komandinio darbo, kai tau reikia sustiguoti visus žmonės, kad tu daryk šitą, kad pasiektume didelį rezultatą, tai turi turėti labai stiprų autoritetą. Lutheris Kingas turėjo labai stiprią viziją, jis turėjo visionary, man atrodo, taip angliškai, vizijos charizmą. Tai reiškia, kad labai turėjo stiprų tikslą ir stengiasi viską tuo tikslu perduoti. Ir šiaip turėjo labai gerą kūno kalbą ir oratorinis sugebėjimas, bet tai jam atėjo per viziją, dėl to, kad jis labai turėjo stiprią viziją. Mildažytė, kaip manot, kokią jinai turi charizmą? Jokios. Ne, jokauju. Neturi tokių minčių. Jinai turi būties charizmą, kas turbūt yra įdomiausia charizmos forma ir svarbiausia. Būtis tai yra tiesiog, kad tu esi čia, būni ir klausai kito žmogaus. Kad kai kitas žmogus tau kalba, jis jaučiasi taip, lyg jo yra klausomas. Labai, labai paprastas dalykas, bet ir pagrindas, be kurio jokia charizmos iš jis neišeina ir kiekvienas žurnalistas turi turėti šitą įgūdį ir būna žurnalistų, kurie neturi šitą įgūdį. Bet realiai jos yra užduotis tiesiog išklausyti žmogų ir įvertinti jį, išklausyti jos bėdas ir tam reikia labai didelės charizmos. Dalai Lama turi geraširdiškumo charizmą ir tai turbūt ir taip akivaizdu. Ja galima kultivuoti taip, kad tiesiog jauti didelę meilę ir empatiją kiekvienam žmogui. Meldiesi. 3 charizmos elementai – būtis, galia ir šiluma. Juos sumaišant gauni tam tikras charizmos formas, kaip ten geraširdiškumo, tai yra daugiausia šilumos ir būties, kaip Mildažytės vienbūtis, kaip Hitlerio viengalia ir taip toliau. Tai jos maišant gauna visokias charizmos tipus. Dauguma mano, kad charizma